Jei norite ūkininkauti draugiškai gamtai ir gyvūnams, galite eiti vadinamosios ekologinės žemdirbystės keliu. Jo taisyklės nustato Europos Sąjunga, o Čekijoje jos aprašytos ekologinio ūkininkavimo įstatyme. Kadangi ekologinis ūkininkavimas ne tik saugo gamtą ir gyvūnus, bet ir teikia aukštos kokybės produktus bei naudą vartotojų sveikatai, valstybė sukūrė specialias subsidijų programas jiem remti. Šiomis programomis ne tik remiama pati gamyba, bet ir propaguojama ekologinė gamyba visuomeniai. Bandoma paaiškinti jos naudą aplinkai ir sveikatai. Šiame vaizdo įraše pateikime pagrindinę informaciją apie ekologinį ūkininkavimą ir jo rėmimą, kad ateityje galėtumėte patys jo naudotis. Ekologinis ūkininkavimas apibrėžiamas skirtingai, tačiau turi bendrą pagrindą. Tai natūralių medžiagų ir procesų naudojimas maisto gamybai ir aukšti gyvūnų gerovės standartai, kaip nurodyta ES reglamente. Teisės aktas, kurio nustatomos ekologinio ūkininkavimo taisyklės visoms valstybėms narėms. Kituose apibrėžimuose, pavyzdžiui, Tarptautinės ekologinės žemdirbystės federacijos ir FOAM, pabrėžiamos kitos su ekologiniu ūkininkavimu susijusios vertybės. Tradicijų, naujovių ir mokslo derinimas, sąžiningų santykių ir geros gyvensenos kokybės skatinimas visiems, susijusiems su ekologiniu ūkininkavimu. Ekologinis ūkininkavimas aiškiai skiriasi nuo įprastinio ūkininkavimo. Jei ūkininkaujate ekologiškai, nenaudojate sintetinių pesticidų, pramoniniu būdu pagamintų trąšų arba genetiškai modifikuotų organizmų. Priešingai, jūs visų pirma siekite prevencijos ir gamtai palankios praktikos, kad užtikrintumėte ūkio gyvūno gerovę. Ir tai daroma ne per daug intensyviai veisiant. Ar naudojate lauko ganyklas ir laisvo laikymo sistemas, kuris yra daug erdvės? Ar suteikite erdvės jų natūraliems poreikiams? Toks auginimas padeda mažinti stresą, infekcinį spaudimą, ligas ir skatina gerą gyvūnų imuninės sistemos veiklą. Todėl nereikia naudoti didelio kiekio vaistų. Naudojant organinės ir mineralinės trąšas, kurių pagrindą sudaro natūraliai esantys mineralai, ir nenaudojant sintetinių trąšų bei pesticidų, mažėja maistinių medžiagų išplovimas iš dirvožemio ir išvengiama dirvožemio bei požeminio vandens taršos. Įprastinių sričių statistika ir moksliniai tyrimai kalba aiškiai. Pavyzdžiui, toksinių medžiagų aplinkoje tyrimo centras ištyrė įprastinę žemės ūkio paskirties žemės dirvožemio mėginius iš 75 Čekijos vietovių ir nustatė, kad 51% tirtų dirvožemių buvo 5 ir daugiau pesticidų, o 36% dirvožemių bent 3 medžiagų koncentracija viršijo nustatytas ribinės vertės. Be to, Čekijos hidrometeorologijos institutas daugiau nei pusėje požeminio vandens aptiko pesticidų, o daugiau nei 40% stebėtų hidrologinių mėginių pesticidų koncentracija požeminėme vandenyje viršijo ribinę vertę. Autoriai tiesiogiai susiję intensyviai žemės ūkio naudojimus plotus su tuo, kad gerokai sumažėjęs cheminių produktų naudojimas, augalų apsauga ir mityba užtikrina didesnę biologinę įvairovę. Ekologiniuose ūkiuose yra vidutiniškai 46–72% daugiau natūralių buveinių, 30% daugiau augalų ir gyvūnų rūšių, 50% daugiau paukščių, daugiau dirbamo žemės, 7 kartus daugiau apdulkintojų turtingų pievų ir ganyklų floros, turtingesnis dirvožemis ir mikroflora nei įprastiniuose ūkiuose. Tarptautinė mokslininkų grupė nustatė, kad ekologiškame piene, kaip ir mėsoje, yra beveik perpus daugiau naudingųjų omega-3 riebalų rūgščių nei įprastuose produktuose. Ekologiškose žaliavose ir augaliniuose produktuose yra maždaug 60% daugiau antioksidantų ir mažiau kadmio bei pesticidų likučių nei įprastai auginamuose vaisiuose ir daržovėse. Pasaulyje yra apie 4,5 milijonai ekologinių ūkių, kurie užima 96 milijonus hektarų žemės ūkio naudmenų, tai yra apie 2% pasaulio žemės ūkio naudmenų. Per pastaruosius 2 dešimtmečius ekologinės žemės plotas labiausiai padidėjo Australijoje, Indijoje ir Graikijoje. Europos Sąjungoje yra apie 419 tūkstančių ekologinių ūkių, kurie užima 18,5 milijonus hektarų. Didžiausia ekologiškai tvarkoma žemės plotai yra Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Vokietijoje. Vien tik šiuose 4 šalyse bendrai užima daugiau nei pusę visos ES ekologinės žemės ūkio paskirties žemės.
Daugiausia ekologiškai dirbamo žemės ūkio paskirties žemės yra Lichtenšteine, Austrijoje ir Estijoje. Ekologinis ūkininkavimas Čekijoje plėtojamas nuo 10-ojo dešimtmečio pradžios. Iki 2022 metų pabaigos ekologiškai ūkininkaus apie 5000 ūkių, kurių bendras plotas sieks beveik 600 000 hektarų, tai yra 16% visos dirbamo žemės ūkio paskirties žemės. Pagrindinės ekologinio ūkininkavimo sritys Čekijoje tradiciškai yra mažiau palankios kalnų ir priekalnių vietovės. Didžiausią dalį viso ekologiškai ūkininkaujamo ploto sudaro daugiametės pievos, apie 83%. Tačiau per ilgą laiką nepavyko padidinti ariamo žemės, kurie ūkininkaujama ekologiškai dalies. Vidutinis čekas per metus ekologiškam maistui išleidžia 416 kronų. Europos vidurkis yra 2500 kronų. Ekologiško maisto produktų dalis bendrame maisto ir gėrimų suvartojime sudarė 1,6%, tai yra beveik 2/3 mažiau nei Europos Sąjungoje, 3,7%. Bendra ekologiško maisto produktų apyvarta Čekijoje siekia apie 7 milijardus kronų, iš kurių beveik 1/3 buvo eksportuota į užsienį. Per pastaruosius 5 metus šalies ekologiško maisto produktų rinkos apyvarta išaugo daugiau nei dvigubai. Panašaus dinamiško augimo tikimas ir artimiausiais metais. Tačiau jos mastas ir metinis ekologiško maisto produktų suvartojimas vienam gyventojui tebėra nedidelis. Bendroji žemės ūkio politika – tai Europos Sąjungos priimtų subsidijų ir taisyklių rinkinys, kuriuo siekime užtikrinti vienodą žemės ūkio politiką visose šalyse. 1962 tuometinių Europos bendrijų šalių steigėjų pradėta įgyvendinti politika yra seniausia Europos Sąjungoje ir vis dar sudaro didžiausią Europos biudžeto dalį. Es valstybės narės gauna bendrosios žemės ūkio politikos finansavimą pagal vadinamąjį bendrosios žemės ūkio politikos strateginį planą, dokumentą, kurį vyriausybė pagal bendrą žemės ūkio politiką turi parengti kas 7 metus. Yra įvairių mechanizmų skirtų ūkininkų pajamoms paremti, tiek tradicinių, tiek ekologiškų. Viena iš pajamų rėmimo žemės ūkyje rūšių yra vadinamoji tiesioginės išmokos. Jomis gali naudotis Europos Sąjungos ūkininkai nepriklausomai nuo to, ar jie ūkininkauja ekologiškai ar tradiciškai. Priešingai išmokos už ekologiškus pasėlius skiriamos ūkininkams, kurie ūkininkauja pagal ekologinio ūkininkavimo reglamentą. Be to, ekologiškai ūkininkaujantys ūkininkai gali gauti įvairią kitą paramą iš bendrosios žemės ūkio politikos ir vadinamosios ekologinės politikos. Ekologinės schemos, kuriamis taip pat siekime remti žemės ūkio pajamas. Ekologiškai ūkininkaujantys ūkininkai, prašydami išmokų pagal įvairias subsidijas, taip pat turi kitų galimybių, pavyzdžiui, investuoti į ūkius, kad padidintų konkurencingumą. Ekologiškai ūkininkaujantiems ūkininkams taikomas ne tik pajamų rėmimo priemonės, bet ir ekologinės ūkininkavimas įtrauktas į įvairias strategijas ir iniciatyvas. Tai pavyzdžiui strategija nuo ūkio iki stalo ir biologinės įvairovės strategija, kurios yra vadinamoje Europos žaliojo susitarimo politikos iniciatyvų paketo dalis. Europos žaliojo susitarimo tikslas nukreipti Europos Sąjungą ekologinės transformacijos keliu ir galiausiai iki 2050 metų pasiekti, kad klimatas taptų neutralus. Strategijoje nuo ūkininko iki vartotojo sprendžiami tvarių maisto sistemų uždaviniai ir pabrėžiama ūkio ir planetos sveikatos svarba. Sveikinimai įmonei ir planetai strategijoje nustatyti labai plataus užmojo tikslai. Pavyzdžiui, perpus sumažinti pavojingiausių pesticidų naudojimą, sumažinti antibiotikų naudojimą gyvulininkystėje ir sintetinių trąšų naudojimą. Biologinės įvairovės strategija siekima iki 2030 metų pakeisti neigiamą biologinės įvairovės nykimo tendenciją. Konkretus veiksmai išplėsti esamas Natura 2000 teritorijas ir užtikrinti griežtą labai didelės biologinės įvairovės ir klimato vertės teritorijų apsaugą. Tada įgyvendinti veiksmingas priemonės skirtas ekosistemoms atkurti, degraduoti ir atkurti, ypač toms, kurios turi didžiausią anglies dioksido sekvestravimo ir saugojimo potencialą, taip pat užkirsti kelią tokiams nelaimėms kaip sausros ir potvyniai ir sušvelninti jų padarinius. Nors dedamos pastangos ekologizuoti subsidijas tradiciniam žemės ūkiui, kuris dėl savo vyraujančios padėties kraštovaizdėje daro didžiausią poveikį biologiniai įvairovei ir aplinkai,
dabartinėmis žemės ūkio subsidijomis ir toliau remiama neigiamą poveikį daranti praktika. Todėl abiejose strategijose ekologinis ūkininkavimas laikomas svarbiausia ir numatoma, kad iki 2030-ųjų jo dalis ES padidės iki 25%. Ekologiškumą galima nustatyti pagal ženklinimą, kuris turi būti ant kiekvienos pakuotės. Čekijos gaminiai puošiami vadinamoju ekologiškas zebras su užrašu ekologinio ūkininkavimo produktas Europos žalias lapas su žvaigždutėmis. Ant ekologiškų maisto produktų taip pat turi būti nurodytas kontrolės organizacijos kodas. Minėta ekologiškos produkcijos kokybė garantuoja griežtą kontrolės ir sertifikavimo sistemą, apimanti visą procesą nuo gamybos iki pakavimo, platinimo ir prekybos. Ekologiniai gamybai trečiosiose šalyse ir ekologiškų produktų importui iš šių šalių taikoma tokia pati kontrolė. Čekijos Respublikoje pagal sutartį su Žemės ūkio ministerija užtikrinimą atsakingos 4 privačios tikrinimo ir sertifikavimo organizacijos. Kiekvienas registruotas ekologinis ūkis tikrinamas bent kartą per metus. Per metus vidutiniškai atliekama beveik 6000 patikrinimų, todėl yra viena veiksmingiausias. Tačiau ekologinės gamybos sektorija nustatytų trūkumų skaičius yra palyginti nedidelis. Audito išlaidas apmoka audituojamas objektas. Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo – tai perėjimas nuo įprastinio ūkininkavimo prie ekologinio ūkininkavimo per nustatytą laikotarpį, per kurį jau laikomasi ekologinės gamybos taisyklių. Nustatyta, kad pereinamasis laikotarpis ariamoje žemėje ir pievose truks 2 metus, o vynuogynuose, apynių plotuose ir soduose 3 metus. Ekologinio ūkininkavimo sezono metu kompetitinga sertifikavimo įstaiga tikrina ir užtikrina, kad būtų laikomasi ekologinio ūkininkavimo taisyklių. Pasibaigus perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpį, sertifikavimo įstaiga sėkmingai atlikus patikrinimą gamintojui išduodamas ekologinės gamybos sertifikatas.